Taip, moteris, apie grožį. Galbūt, kai pati savo graži, matai save veidrodyje ir kitiem graži, pasauliui graži. Tai moteris, kiekviena iš jūsų linkiu, tai žiūrėti tą veidrodėlį, tikriausiai kiekvieną rytą labiausiai ir matyti save gražią veidrodyje. Tai, o tam pasiekti, vėlgi kiekviena moteris turi savo moters kelią, daug tų ir madų tendencijų, ir visokiausių, ir mūsų gyvenimo etapai. Bėgantis keičia tikriausiai ir mūsų mintis, ir tą apskritai požiūrį į grožį, ir tą brandą mūsų, nuo mergaitės kelio iki moters, iki senjorės kelio. Visos mes moterys taip ir keliaujam savo gražiausių moters keliu. Bet yra esmė, kad aš niekada nesivaikiau madų, nei apskritai mados stiliaus susikūrėme, man niekas nevaikščio su tom suknelėm, aš vilkuosi suknelę, susitvarkau savo eiseną, laikyseną, krūtinį, pilvelis įsitraukia ir aš einu ir taškiukai, sako, nemadinga, ir taškiukai, leopardai, gėlytės, nėriniai, visokiausi, man suknelė, mama mie, susitvarko kakliukas ir veidukas. Bet žinot, tai kas liečia aprangą stilių, bet kas liečia veidą mūsų, aš tikrai kiekvieną dieną, aš labai daug keletą minučių skiriu, bet visą laiką aš, moteris, tikrai dėkinga esu Lotosui, kur jau metai laiko bendrauju savimi, su pažintimi, su savo veidu, labai džiaugiuosi ir galima įsigyti pas mane, nusiprausiu veiduką, tikrai toniko kelis lašiukus, esencija nuostabioji ir tikrai, moteris, nepamirškite, kad veidas yra ir kakliukas, ir dekoltė, skirkite dėmesį. Ir žinokit, kiekvieną rytą taip ausytės, tik užsipompuoju kraujotaką, net padarau kartais 100 kartų ir atkreipiu moteris dėmesį akytės. Akytės irgi paakiukus pasidarau tokius visokius pratimukus paakiam, aš be akinių, nes aš žinot, kas galvojau, ne tai, kad veidas turi raumenys, tai mes turim daryti mankštą, nes tai kraujotaka užsikūrė limfotaka visur ir veide, bet ir akis irgi raumenys turi. Aš taip savamoksliškai akytę stiprinau, viena ten akis ten labai gerai, bet aš be akinių. Ir nesiruošiu jų po kol kas, tik tai jeigu toli ten paskaitose reikia, tai turiu akinius momentiškai užsidedu, bet nereikia. Tai va, šitas, čia bus su reportažu apie tą grožį, tai tikrai esencija losjonas, taipogi nuostabusis, serumas, lašiukas ir užbaigiu savo procedūras kremu. Ir tada va šitą visą liniją man reikia labai mažai, bet esmė ryte oda pridrikinta, primaitinta, susitvarko pas mane irgi čia ir kapilieriukai ir atrodo čia tobula, bet tiesiog va taip pamilsti tą veido odą, tą ritualą, procedūras kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą, nesu gyvenime buvus pas kosmetologę ir nesiruošiu eiti, moteris. Ir tada šitas kremas baigiam, tiesa, kosmetika yra su probiotikais, antioksidantais, baltojo lotoso savybės ir geležies turintis, visokių, nenoriu kartotis. Tai tikrai, jeigu dar neturite savo kremo, savo prausiklio veido, linijos toniko, tai susisiekite su manimi, galima įsigyti Kaune, esu prie pat Megos įsikūrus butike ir siunčiu visoje Lietuvoje, visame pasaulyje. O paskui, moteris, tepuosi aš pudrytę, pasitamsinu šiek tiek veiduką. Ir tai kalbu kiekvieną dieną, moteris, man gera save matyti veidrodį iš tikrųjų gražią, tikrai ir savo skaistalai, kurie, kaip mato, tokiu irgi suteikia natūralumo veidui. Man patinka save matyti gaivę, tokią šviežią, tokia energija trykštanti, tai irgi aš darau kiekvieną dieną, moteris, pasigražinu ir tušo akim, ir mano pravedimukai, čia tinka mados, nepatinka, visiems man nesvarbu, svarbu man.
toksai žvilgsnis viliokiškas kiekvieną dieną ir ką, ir lūpdažis. Kokios mados aš net nesižiūriu, man svarbu štai, aš matau save tokią gaivę ir mano lūpdažis. Ir visą šitą kosmetiką galima įsigyti pas mane ir veido priežiūros ir dekoratyvią kosmetiką. Ką, susitvarkome moteris ir save pamatome veidrodyje gražią, o ko mums daugiau reikia ir toliau einame. Žinome, mankštelė, jau nekalbu apie tai moteris, miegas numeris 1. Maistas taipogi labai svarbu ir judėjimas, bet kuo mes gražesnės matome save, tuo mes norime daugiau judėti tą gyvenimo kryptim, tada suknelę ir ką, ir judam iki.